Katytė Mėja yra atvykusi pas mane į operaciją ir problema yra tame, kad pas šitą katytę jau kelintą kartą yra atsinaujinantis dariniai. Tai reiškia, kad gyvūnas buvo operuotas berods jau 3 kartus. Kodėl tai vyksta? O čia aš jums noriu papasakoti, parodyti, kaip viskas atrodo, kodėl atsinaujina ir kaip galima užkirsti tam kelią. Tarimas jums ir augintinių šeimininkams, kurie operuojate pieno liaukos navikus. Kodėl matytoje katytėje, situacijoje šitoje visoje tie dariniai atsirado iš naujo. Gyvūnas buvo Danijoje operuotas 3 kartus, tai šiandien aš jau buvau 4. žmogus, kuris operuoja augintinį būtent dėl tos pačios problemos. Buvo darytas ir tyrimas, gautas atsakymas ir atsakymas gautas, kad tai yra vėžinis susirgimas. Kodėl viskas atsinaujina? Todėl, kad nėra paskiriamas tolimesnis gydymas. Mes visi puikiai suprantame, turbūt žmonių medicinoje, kad išoperavę darinį, nustatę ligą, mes turime turėti kažkokį testinumą, ligos sekimą, gydymo paskirimą, o šitoje vietoje nieko panašaus nebuvo daroma. Tiesiog buvo atlikta operacija, jokios tolimesnės eigos, jokios kontrolės, laikas bėga, mėnesis 2-3 ir vėl atsiranda. Tai šiuo atveju pasistengsiu padaryti, kad to nebūtų ir išoperuota plačiais kraštais, tyrimas vėl išsiųstas į laboratoriją, bus gautas atsakymas, kad vėžinis susirgimas aš net nebejoju, bet man labai svarbu, koks yra plitimas, kokia yra stadija. Gydymo variantų gydant vėžinius susirgimus Lietuvoje tikrai yra ganėtinai daug. Svarbiausia žinoti, kad tokios galimybės yra ir nelaukti, kad po darinio išoperavimo, kad jisai netauks. Jisai greičiausiai yra tauks. Jeigu yra piktybinis navikas, tai jisai be gydymo greitai sugrįž. Ir sugrįžusi liga, jinai gali sugrįžti netgi kelis kartus stipresnė, negu buvo prieš tai. Tai tokia informacija ir bendrajam jūsų supratimui manau, kad tai yra naudinga, nes tikrai daugelis pacientų, kurie pas mane atvyksta, jie dažniausiai šneka tai, kad jie buvo operuoti, bet apie gydymo eigą niekas su jumis apie tai nekalbėjo. Tai šiandien tokia informacija, o aš dabar bėgu pas sekantį pacientą. Sveiki, šiandien pas mane yra atvykęs Toris ir apie Torį jau su jumis, tiksliau jumis buvau supažindinęs savo socialiniuose tinkluose. Šuniukas yra 11 metų, bet žiūrėkit, jisai atrodo, toksai, sakyk, pavalgęs toriukas, ganėtinai didelis. Bendra savijauta šuniuko yra labai gera, bet pas jį yra nustatytas kepenų darinys. Kaip ir visą laiką sakau, palikti ir stebėti nėra ko, reikia eiti ir spręsti problemas, reikia operuoti augintinį, pašalinti tai, kas yra negerai susiformavę, ištirti ir turėti sekamumą. Niekada nereikia palikti problemų stebėsenoj, nes jeigu nėra nieko dar blogo, tai bet kuriuo atveju ateityje gali kažkas pasidaryti negerai. Toriukui yra 11 metų, turime mes daug, sakyk, antsvorio, bet kažkaip turi būti viskas gerai, nusiteikę operacijai ir kaip visą laiką turi operacija būti sėkminga. Operacijos metu iš tikrųjų teko skambinti šeimininkams ir kalbėti apie labai rimtą augintinio būklę. Ir buvo apspręsta, ar rizikuoti ir operuoti, ar gyvūną tiesiog žadinti iš operacijos, nes, balansavome visiškai tarp gyvybės ir mirties. Ir šeimininkė sako, darom, kas yra įmanoma, nes, kitokio pasirinkimo kaip ir nėra. Gyventi su dariniais tikrai nėra geras pasirinkimas. Žinoma, mūsų situacija galėjo baigtis labai liūdnai, bet jinai taip nesibaigė. Ir šuniukas po operacijos atsikėlė, kaip matote, dar nėra jinai visiškai pilnai atsigavusi, bet šildom, statom lašelinės, stiprinamės ir manau, kad mums viskas pavyko puikiai. Tas darinys, štai jisai tokio dydžio ir jisai pavyko jį pašalinti visiškai pilnai. Tai reiškia, kad jokių daugiau darinių, guzų, pilve, organizme nėra ir mūsų prognozės, jeigu mes atsikelsim iš po operacijos pilnai, sustiprėsime, yra labai geros. Tai labai dėl šito augintinio džiaugiuosi. Ir kaip nekartą minėjau, operacija yra tik tais maža dalis sėkmės. Mums dabar labai svarbu išsitirti patį darinį ir žinoti, kuriuo mes keliu einame. Klientai labai dažnai džiaugiasi įvykusią operaciją, kad gyvūnas atsikėlė, bet tai yra tik tais ligos pradžia. Ten tikrai neaišku, kas yra,
Bet kuriuo atveju būna ir tokių stebuklų, kad pašalinus kažkokį darinį, nes negali sakyti, kad vėžys ar navikas, kol nėra patvirtinta tai diagnostiškai. Ir pašalintas darinys kartais būna iš tikrųjų nepiktybinis ir jokio gydymo plano tolimesnio nereikia, bet dažnu atveju 80% tų darinių būna ir piktybinių, bet kuriuo atveju tada yra parenkamas gydymas. Kodėl tą reikia daryti? Todėl, kad viskas labai greitai gali ataugti, išplisti, ypač po operacijos. Tai niekada nesirinkite to plano, kada yra pašalinama, džiaugiamasi ir nieko toliau nedaroma. Tai kaip ir gyvūnam, aš sakau, žmonių medicina nuo veterinarijos medicinos nelabai kuom skiriasi, nes turi būti tęstinumas. Ir šiuo atveju rekomenduoju, jeigu tęstinumas yra jums joks nerekomenduotinas, tai pasitarti dar su keliais gydytojais, o bet kuriuo atveju pašalinus darinį ir nustačius vėžinį susirgimą, jūs turi konsultuoti gydytojas onkologas. Tai tikiuosi, pas šitą augintinį nieko rimto mes nerasime ir galėsime gyventi dar ilgai. 10 metų ar 11 metų čihuahua, tikrai dar nedaug amžiaus, dėl to, kad šitie gyvūnai gyvena ir 18, ir 19, ir 20 metų. Tai tiek metų ir linkiu.